2004 pavasarį žalieji obuoliai Bėdų turgaus pagarbos ženklai įteikti pavasarį per Motinos dieną. Ta proga kilo mintis pakviesti iškilmingame koncerte dainuoti ir žinomų žmonių mamas bei tėčius. Kokio būtų ažiotažo. Kiek emocijų ir jaudulio. Ne juokas, pirmas sykį į sceną išvedėm garsenybės ir jų mylimiausius žmonės. Vėliau būta įvairių tos pačios idėjos interpretacijų, bet pirmasis sykis yra pirmasis. Inga Valinskienė pasikvietė savo mamą, puikią dainininkę, kuri po koncerto neslėpė džiaugsmo, kad dabar ir ji gali vadintis tikrą žvaigždę. Irena Milkevičiūtė su dukra, tuomet dar visai nežinoma Asmi Grigorian, buvo pasigėrėtinas duetas. Kaip ir Ievos Prudnikovaitės bei Vladimiro Prudnikovo pora. Neringa Čereškevičienė pasikvietė tėtį, kuris turėjo gerokai apšilti, kol sudainavo kelias eilutes iš autobiografinės mamos suknelės. Apie tai, kaip pirmas sykį pabučiavo tada dar būsimą žmoną, Neringos mamą. Ar žinai, kad graži panelė buvo tavo kažkada mama? Visus sužavėjo ir nustebino Luko Pačkausko mama užplėšusi ketureilį apie tai, kad nepirks sūnui sombrero. Lukai, nepirksiu sombrero, nenoriu, kad būtum kaip kavaliero. Lukai, prašau Lukai, geriau kirsk cepelinus su mūsų merginom. O Lino Adomaičio mamytė taip jaudinosi, kad į sceną išėjo tik nusilenkti. Be abejo, neapsiėjome ir be Editos mamos Gražinos. Visus nepaprastai sujaudino akimirką, kai pagerbėme žuvusių Lietuvos karių motinas. Salėje suspindo tikros ašaros. Ačiū Jums, mielos mamos. Šis projektas buvo daugiausiai žiūrovų sulaukusi Lietuvos televizijos laida 2004 metais. Būtent šis Motinos dienos koncertas prikėlė tradiciją atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje viešai ir pagarbiai švęsti Motinos dieną. Beje, 2004 lapkritį laida Bėdų turgus nominavo savo herojus naujojoje Lietuvos televizijos akcijoje Daugiau saulės, daugiau šviesos. Akcijos sumanymas irgi kilo Bėdų turgaus redakcijoje. O esmė labai paprasta. 10 televizijos laidų nominuoja po 3 šviesolius, už kuriuos žiūrovai mėnesį balsuoja eteryje, o visi jie pagerbiami per iškilmingą apdovanojimų ceremoniją. Laidų herojai buvo tokie įspūdingi, kad po pirmojo renginio Forum Palace rūmuose publika skirstėsi labai nenoriai. Ir būta dėl ko. Bobo vasaros merginų programa buvo tikrai įspūdinga. Specialus garso takelis, disko stiliaus itališka muzika, Sanremo festivalio atmosfera, net 3 drabužių komplektai siūti specialiai šiam projektui. Žodžiu, šviesos tikrai užteko, nors akcija specialiai rengta tamsiausių metų laikų lapkritį, prieš pat Adventą. Ką dar tuomet padarėme pirmą sykį? Ogi paprašėme mums talkinti negirdinčius vaikus. Kurtieji šoko ir klausėsi komplimentų po pasirodymo per nacionalinį televizijos kanalą. O visa salė išmoko ploti taip, kad suprastų kurtieji be garso.